Tai ką, pradedam darbą. Aš šiaudus šiltam vandenį pamirkinau trumpai, gal kokią 10 minučių, nes jie dar nėra visiškai sudžiūvę, bet šiaip jie turi būti minkšti, nes jeigu jie nesuminkštės, tai luš paskui. Mes tuos šiaudus šitam paukštelių darbui turėsime suspausti. Tiesiog perbraukiam, kad arba paskui eigoj bededant. Jie nieko, kad jie suskyla čia, nieko tokio. Taip. Aš paukštelį darau iš 16 šiaudelių. Tai dabar atsiskiriu 8 surišt kūneliui. 4, 5, 6, 7, 8. Pasidėsiu kitus truputį įvyniosiu. Dar reikia šlapinsiu ir įvyniosiu į popierinę servetėlę, kad jie taip neišdžiūtų. Susilyginu galus. Na ir paimsiu su siūlu, surišiu pirmiausia tą galą, kur bus galvutė paukščių. Atsimatuoju maždaug kiek čia. Čia maždaug 3,5 cm. Maždaug. Kad paskui išeitų pakaušį suformuoti. Jeigu norėsite pinti, tai iš karto jau reikia atsiskirti 3. Paskui dar parodysiu. Užvynioju. Siūlas turi būti stiprus, kad nenutrūktų. Pats dabar sudėtingiausias darbas mano kreiviem pirštam užmegzti mazgą. Taip, kažkaip imsim ir užmegsim vieną kartą ir ko gero pavyks, va. Dar viena bėda. Vakar akinius sugalvojau nusivalyti stiklus, tik žiūriu, kad 2 akiniai iš vienų pasidaro. Mano darbo akiniai, kur patys patogiausia, ėmė ir perlūžo per pusę. Tai štai. Pirmiausia, patogiausia gal bus pasidaryti galvytę paukštelių. Šiuo atveju atsiskyriau 3 tuos šiaudelius. Jau ten priklausys nuo šiaudų storumo pačios matysi. 3, 4. Kad būtų patogiau. Užkišu tušinuką. Stipriai suspaudžiu snapą. Ir vėl siūlas. Vėl vyniosiu siūlu. Dabar ne. Reikia pasilikti ilgesnį galą, kad paskui būtų patogu užrišti laisvą galą siūlo. Ir vėl vynioju. Siūlas mano nėra labai ypatingai stiprus, kai kada ima ir nutrūksta. Bet aš čia turėjau tokį šiaudų spalvos, tai man vis labai tinka, tai aš su juo vargstu. Dabar jau galiu ištraukti. Va, susiformavo. Užrišim mazgą vėl.
Na, čia jau yra nepaprastai kruopštus darbas, ypač mazgą užrišt. Jau jeigu šitą sugebėsit, tai jau viską sugebėsit. Kur čia dabar? Tai snapą galima patrumpinti, tokio ilgų nebūtina. Galima net ir pasmailint, jeigu norit, nebūtina. Tie paukšteliai būna su visokiais snapukais. Oi, kaip negerai. Nučiuožė. Nučiuožė. Tai dabar turėsiu per silpnai užrišau ir nučiuožė snapas. Na, dabar kol sudžius, tegul būna prisegta. Neturėtų čia mums šitas trukdyti. Štai dabar taip susiformuojam. Ir pradėsim aust. Viskį aš juos paploju, kad būtų plokštesni. Čia patogiau pasiskirstau. Nu ir kaip audimo būdu. Ir nu savo šiaudus kurie suvynioti. Ir pradedam audimą. Kas antras šitai? Na, tas pirmutinis, tai dar čia nelabai aišku. Viskas. Kas antras? Pranardžiau. Dabar jau, kai antrą pradėsiu, tai bus vaizdas matyti. Aš gal su ranka užstoju, bet jūs suprantat, kaip čia šitas visas reikalas. Dabar prispaudžiu. Čia gal man reiktų atsukti į jus. Prispaudžiu. Kažkaip reiktų man tą kamerą kitaip, kad jūs geriau matytumėt įtaisyt. Na, pasidėjau kitaip aparatą. Gal geriau jums bus matyti. Vargšelė visą laiką apie jūs klausinėja. Jei skauda širdelę, nueikite pas ją. Taip, neišėjau iš kambario 20. Šitie du pirmutiniai būna sunkiausia, bet nėra labai sunku. Pristumiu. Va. Nu jau. Ir prispaudžiu. Prispaudžiu. Na, paskui mes dar juos sustumsim tuos šiaudus. Žinoma, reikia prilaikyti, kad jie nebėgtų žemyn, paskui labai sunku bus suvaldyti. Čia aš dabar paėmiau truputį storesnius šiaudus. Na, su jais biskį sudėtingiau. Su plonais tai lengva. Nu ir vėl audžiu. Kuris buvo viršuje, kad užkabinu į
Nustumiu į apačią, na ir priešingai. Aš, žinoma, šiaip taip pasidėjus ant stalo krašto darau. Tai aš dabar noriu, kad jūs matytumėt. Šįkart viskas kitaip, burakai. Ponia Minever ištrynė mane iš savo gyvenimo. Tėti, dėl Dievo meilės. Apie ką tu kalbi? Va taip. Jau gaunasi vaizdas, matosi. Nubraukiu šiaudą, kai jis truputį susiplotų. Močiutė žino, kad tu nenorėjai nieko blogo. Ir vėl audžiu. Čia jums dabar, kad matytumėt. Kad matytumėt. Prastai jaučiuosi. Net jeigu ir nenori šnekėtis, vis tiek tave suprantu. Va. Jei Vėl. neprieštarauji pabūti vienas. Ir vėl aš jį nustumiu. Gerai, kaip pasakysi. Ir vėl prispaudžiu. Nepamiršk, kad aš čia. Ir taip čia juos 8 buvo Ačiū, sūnau. kūneliui, 8 sparneliam. Na šitą audimą, tai jūs tikrai mokat. Mama, ką veiki? Iš popieriaus netgi. Šitaip darydavom Nemiegoji? dar mokykloj. Pasitraukęs nuo lango. Rankdarbius. Net vandens negėrė. Dievama. Jis nevalgo, nei geria pinar. Aš labai dėl jo nerimauju. Nežinau, ką daryti. Šnekėjai su juo? Taip, bet jis pasakė vos kelius žodžius. Norėjo manim atsikratyti. Mama, kas dabar bus? Ką darysim? Nežinau, dukrelė. Burakas nuėjo su juo pasišnekėti. Gal labai- jam pavyks. Šitą visą reikalą jūs jau supratot. Aš Labas rytas. štai sunėriau visus Ne. šiaudelius, kurie buvo skirti. Ir dabar mums reikia juos sustumti. Prastai atrodai, kas nutiko. Sustumti. Ir kai stumiam į viršų, paukštelis jau gaubėsi. Va. Man gali viską pasakyti. Stipriai už uodegos laikom Žinau, gal pasakysiu. ir formuojam jo kūnelį. Žinojau. Gerai, pasišnekėsim laiptinėje. Dabar tu eik. Pataisom, suplojam, kurie truputį pasiglamžė šiaudai, patraukiam, kuris čia šitas, reikia, kad išsitino, patampom už kiekvienos plunksnelės. Štai, dabar surišim uodegą, paimu 2 iš vieno šono šiaudelius, 2 iš kito. Nu ir mes juos taip užkryžiuojam ant tų likusių vidury, kad uodega gautųsi tokia kaip vėduoklė maždaug. Tu toks įsekęs, man dėl tavęs neramu. Efer, turiu eiti, pasimatysim vakare. Šitą biskį patraukiam. O paskui, kai išmoksit, tai sugebėsit tą uodegą padaryti, kad ji būtų išsiskleidus. Na ir vėl šitas. Ui, siūlas. Na tą siūlą tai aš sunkiai valdau. Ypač mazgą, kai reikia užrišti. Beldžia į paradinės duris. Čia tikriausiai Halikas. Žinoma, surišti reikia stipriai, nes šiaudas džiūsta ir paskui dar atlaisvėja. Labas rytas, Suzan. Na, žinoma, jau jeigu šiaudai žuvę, nors vis vien jūs su sausais niekur nepadarysit, reikės drėkinti. Jau nebežinau, ką ir daryti.
Na ir tada dabar Net iš miegamojo pati smagiausia procedūra - mazgas. ji net į akis mane pažiūrėjo. Mazgas. Ką darysi? Lengviausia su lininiu siūlu. Aš jau žinoma neturiu. Kuo greičiau surasti Ir jas. praktiškai Patikėk, aš priklausytų su lininiu. Labiau pasistenk. Nes visi su šiaudais darbai skaitausi. Turi būti linu. Rišami. Ypač sodai. Da dabar va kai kur tokie matosi įsipešioji, tai tiesiog paimu, pataisau, patraukau. Už uodegytės, už kiekvienos plunksnelės ir truputį įsitiesina. Va čia kažkuris. Va. Gavosi tokia kaip maža pintinėlė. Čia margučių įdėt galima. Velykom ypač šitas paukštelis. Tenka dabar truputį iš šitos pusės pastumsim. Nu ir tuos sparnelius irgi taip, kaip ir uodegą rišam. Irgi taip panašiai. Paimam 2 šiaudus iš vienos pusės, 2 iš kitos. Ir šitaip uždedam. Paskui šitą užkryžiuojam. Taip reikia jau patempt, kad formą tą išgaubtą tas paukštelis turėtų. Na ir vėl siūlas. Ir vėl. Jeigu jūs labai turėsit stiprų ir ploną siūlą, tai tiek kartų nebūtina bus vyniot, jūs galėsit patempt stipriau, nes aš tai bijau labai tempt, kad nenutrūktų, paskui vėl turiu iš naujo, šituos man reikia nusikirpt, nes trukdo. Na, kad man netrukdytų, aš jau kirpsiu tą siūlą. Arti mazgo. Dabar kitą sparniuką ruošiam. Iš šonų po 2. Jau kai iš plonesnių šiaudukų dariau, tai iš tų visai plonyčių. Tai po daugiau ėmiau iš tų šoninių, po 3 ėmiau, man atrodo. Čia jau pačio savo nuožiūrą, žiūrit, kaip gražiau atrodys tas sparnelis. Taip ir dėliokit. Kaip paukštelius, jeigu rištumėt iš storo šiaudų, jau šiaudus reikia skaldyti. Tada iš tų skaldytų šiaudų labai gražiai gaunasi. Bet iš šitų irgi. Šitos paukštelius galit netgi iš bet kokios žolės daryti. Žinoma, daugiau tada reikės tų. Aš tai čia ėmiau 8 šiaudelius. Tiksliau, 16. 8 sparneliam, 8 kūnui. O jau jeigu iš kokių smelginių ten žolių, nu tai matysit, jeigu labai plonos daugiau ten, visai nesvarbu. Kokio dydžio norit paukštelį, mažiau smilgų, mažesnis paukštelis gausis. Na štai,
Dabar mes apkarpysim. Tai čia maždaug, kol norit ilgiau tuos sparnelius. Štai čia, kur yra trumpesni šiaudai, tai pagal tą trumpiausią kirpsiu. Paskui maždaug pasimatuosiu aną pusę, kad maždaug vienodai gautųsi. Va. Jeigu norit, kad sparneliai atrodytų, tokie, kaip čia pasakyt, labiau įsiskleidę, tai tą šiaudą gali tiesiog per pusę perpjauni. Jis daugiau bus įsiskleidęs iš tų. Šitą. Nes aš čia kažkuriuos taip ir dariau. Va, šitas paukštelis. Čia jau daugiau tų plunksnelių gavosi. Jau šitas ir sudžiūvo. Man tai jie labai gražu. Čia padaryti pakabinimą arba su iešmelį kokį, biskį karštų klijų tašką ir galima paskui ir į puokštę kokią įdėti ir į žemę įsmeigti. Aš sakiau, per žolinės savo tuos kilimus prie katedros bus galima tais paukšteliais kaip nors sugalvoti papuošti. Ir su anūkais labai smagus darbas. Vaikam eina iš tuos paukštelius su močiučių pagalba. Na štai. Ir mes jau skrendam. Angeliukus tai mes rišom iš popierinių tų šiaudelių. Tai čia panašiu principu. Tik čia daug lengviau, daug paprasčiau ir greičiau. Mano skyriui nieko naujo. Matai, gražūs tie angelėliai. Na čia skaitosi jau kalėdų žaisliukas. Mes mokinsimės prieš kalėdą šitų daryti. Jeigu jums yra galimybė, prisirinkit visokių šiaudų, kad turėtume žiemą kuo užsiimti. Čia tai šitą pyniau tuo tokiu principu, kai mes tuos kankorėžius pynėm iš 4, kur toks kaisriegis gaunasi aplink. Tai va, kol kas dar paskui parodysiu gal kitą pamokėlę, kaip galvytę su pintų pakaušiu padaryti. O dabar pasiguosiu, o dabar pasijuokim. Štai mano akiniai. Dieve, bandžiau suklijuoti, niekas čia jų neima. Ką dabar? Gaila, čia mano akiniai ir toliu, ir skaityti. Pasiguodžiau, užjauskite. Gerai, merginos, geros dienos.